Naujas įstatymas keičia nekilnojamo turto žaidimo taisyklės Ispanijos rinkoje. Nuo 2030 metų nebegalėsi parduoti Ispanijoje nekilnojamo turto, kurio energetinio efektyvumo klasė mažesnė negu E. Nuo 2033 metų Ispanijoje nebegalėsi netgi išnuomoti nekilnojamo turto, kurio energetinio efektyvumo klasė yra žemesnė negu D. O tai reiškia, kad dabartiniai situacijoje didžioji dalis nekilnojamo turto parduodama Ispanijoje, o tai yra beveik 85%, netitinka šitų reikalavimų. Didžioji dalis pastatų bus priversta modernizuoti. Tai yra sudedami nauji langai, naujos durys, apšiltinami pastatai, taip pat įrengiamas šildymas pastatuose, kas daugelį nekilnojamo turto objektų šiuo metu Ispanijoje tai nėra padaryta. Todėl seni pastatai bus nebeefektyvūs ir praras vertę. Tuo tarpu modernus ir energiją taupantis pastatai taps standartu. Todėl verta protingai investuoti ir įsigyti naują turtą prieš rinkos pokyčius. Jeigu kyla klausimų ir nori sužinoti daugiau apie nekilnojamo turto pokyčius Ispanijoje, parašyk man.